Sveiki visi! Šiandieną sveikinuosi su jumis iš Kaune naujai atsidariusio Restore FX automobilių priežiūros ir atnaujinimo centro. Šią technologiją į Lietuvą mums atveža ir pristato antikorozinių centrų tinklas Crown, bet šiandieną pakalbėsime daugiau ne apie antikorozinį padengimą, o dėmesio skirsime automobilių išorės atnaujinimui. Šalia manęs stovi automobilis, su kuriuo mes šiandien ir dirbsime. Ir šis automobilis yra puikus pavyzdys, kadangi jis yra apynaujis, bet jo lako būklė yra labai prasta. Jis tiesiog atrodo baisiai. Lakas yra subraižytas, matosi daug įvairių hologramų. Visą šitą džiaugsmą mums suteikia tunelinės plovyklos ir plovyklos, kuriuose yra naudojami šepečiai. Būtent šiandien mes Restore FX technologijos pagalba atnaujinsime lako paviršių. Mašina atrodys kaip uogelė ant torto, lyg vakar išvažiavusi iš salono. Pirmame etape automobilis buvo paruoštas, nuplautas nuo metalo dulkių, bitumo, kitų apnašų. Antrame etape mes sušveitėme seną automobilio lako paviršių tam, kad Restore FX produktas galėtų sukibti su originaliu laku. Ir būtent taip ši polimerinė danga veikia automobilį. Jis suteikia automobiliui blizgesį, užpildo visas esamas hologramas, įbrėžimus, atnaujina automobilio kėbulo paviršių. Jisai blizga, spindi, atrodo lyg naujas. Taigi Restore FX yra polimerinė danga, kuri atstato automobilio laką iki 10 mikronų ir suteikia jam gamyklinį blizgesį. Kiekvienas automobilis į Restore FX centrą atvyksta su savo individualiomis problemomis. Šio automobilio buvo atlikti nekokybiški dažymo darbai. Mūsų sertifikuoti specialistai paruošimo procese ištaisė šias klaidas, tai yra pašalindami seno lako sluoksnį. Kalbant apie sąmatą galinių sparnų ir priekinės dalies dažymo darbai, klientui buvo paskaičiuoti identišką kainą tiek, kiek kainuoja mūsų viso automobilio padengimas Restore FX. Būtent todėl klientas ir pasirinko Restore FX polimerinės dangos atnaujinimo paslaugą, nes po šio proceso automobilis žvilgės ir bus idealios būklės lyg naujas pirmą jo pirkimo dieną. Būtent taip atrodo automobilis kitą dieną po Restore FX atliktų darbų. Atnaujinome ir pastorinome originalų automobilio lako sluoksnį polimerinę Restore FX danga, kuri užliejo ir paslėpė visus prieš tai buvusius įbrėžimus ir defektus. Taigi finalinėme procese buvo būtina sutvarkyti vietas, kurios buvo pažeistos stipriau, tai yra akmenukų išmušimai, durų kampų nudaužymai ir visus kitos vietos, kur yra gilesni įbrėžimai. Šiems darbams buvo panaudojami dažai pagal automobilio dažų kodą. Na, kalbant apie dažymą, nepaslaptis, kad kokybiško automobilio dažymo kaina prasideda nuo 3000 eurų ir daugiau. Todėl Restore FX paslaugos yra prieinamos kiekvienam mūsų klientui, nes jos kainuoja sąlyginai nebrangiai. Verta žinoti, kad šiems darbams nėra reikalinga jokia dažymo kamera ar sudėtingi automobilio paruošimo ir ardymo darbai. Todėl šią paslaugą galime atlikti 24 valandų bėgyje. Ji gali trukti ir ilgiau, jeigu klientas užsakytų papildomas paslaugas, kaip pavyzdys Clear FX keramikinės apsauginės dangos padengimas. Taigi šias paslaugas užsakyti galite Crown Kaunas antikorozinėme centre, kuriame naujų Restore FX dirbtuvių atidarymo proga taikome išskirtinės kainas ir didelės nuolaidas. Laukiame jūsų visų svečiuose, kad jūsų automobilis žvilgėtų, blizgėtų ir išsaugotų pirminę jo pardavimo vertę.